pirmose šio ciklo epizoduose mes kalbėjomės apie tai, kodėl keičiasi sistema, kur juda kapitalas, kodėl grįžta commodities, aptarėme portfelio idėjas, struktūrą ir dabar atėjo metas pasikalbėti apie tai, kaip šią informaciją pritaikyti praktiškai. Puikiai žinome, kad suformuoti portfelį nėra jau taip sudėtinga. Sunkiausia dalis yra jį išlaikyti. Ir ypač, kai mes kalbame apie 10 metų horizontą. Nes būtent po 2-3 metų dauguma investuotojų ir pradeda daryti klaidas. Ne todėl, kad jų idėjos staiga tapo blogos, o todėl, kad pradeda veikti emocijos. Abejonės, triukšmas, lyginimasis su kitais. Todėl natūralu, kad svarbiausia šio ciklo dalis yra būtent portfelio valdymas. Ir šiandien pasiaiškinsime, kaip tą daryti. Kada poziciją galime mažinti, kada didinti, o kada geriausia nedaryti nieko. Ekrane matote pirmą ir didžiausią portfelio dalį. Čia mes turime 7 pozicijas. Ir labai svarbu šioje vietoje susitarti, kad branduolys nėra skirtas treidinimui. Tai yra ilgalaikės struktūros dalis. Todėl formuodami ir balansuodami branduolį, mes nereaguojame į kiekvieną antraštę ar didesnį impulsą. Ir jeigu mes kalbame apie 10 metų portfelį, tai dalis šių pozicijų turi išgyventi ciklus. Ne ketvirčius, ne mėnesius, o ciklus. Kalbant konkrečiai apie balansavimą, tai šią dalį mažinčiau ne tada, kai akcija krenta, o tada, kai kompanijos vertinimas tampa nepagrįstas verslo augimu arba tiesiog keičiasi fundamentai. Pavyzdžiui, jeigu ETN iš 5% portfelyje išauga iki 9% ir tas augimas įvyksta pakankamai greitai, aš matau, kad lūkesčiai yra per greitai skaičiuoti į kainą. Todėl tokiu atveju aš galiu sumažinti tą svorį portfelyje. Ne todėl, kad kompanija tampa bloga, o todėl, kad rizika per daug koncentruojasi vienoje vietoje. Arba kitas pavyzdys. Jeigu PWR, forwardinis PE, išauga daugiau nei 40, o EPS augimas nesiekia net 10%, tuomet vertinimas tampa per agresyvus ir tokiu atveju aš ramiai galiu poziciją mažinti. Taip pat pozicijos mažinimui būtų signalas, jeigu matyčiau pelno stagnaciją. Jeigu, pavyzdžiui, kompanijos NEE pelnas 2 ar 3 metus iš eilės neauga, tada jau reikėtų peržiūrėti investavimo logiką, argumentus, tai yra ne emocija vadovaujamės, o tiesiog peržiūrime anksčiau priimtus sprendimus. Poziciją didinu tada, kai kaina krenta, bet pati istorija nesikeičia. Jeigu matome 20-30% sektoriaus korekciją, bet užsakymai mano atsirinktų kompanijų išlieka stiprus, kapitalas kaupiasi, struktūrinė paklausa nemažėja, tuomet tokie kritimai gali būti galimybė. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie energetikos saugumą ar infrastruktūrą ar AI elektros paklausą, tai yra 10 metų istorijos. Ir kol naratyvas nepasikeitė, tol ši tema yra prioritetinė, aktuali. Ir momentinės naujienos, triukšmas ar gąsdinančios antraštės manęs neveikia. Sunkiausia investavimo dalis yra nieko nedaryti. Ypač kai rinka krenta, pavyzdžiui, 10% arba kai kyla 15% ir kai visi aplinkui tik tai keičia strategijas. Ir labai dažnai po kokių 3 metų nutinka taip, kad portfelis nebeatrodo wow, jis atrodo jau gan nuobodus. Ir tada atsiranda abejonės, kad gal reikėjo prisiimti daugiau rizikos, o gal reikėjo mažiau, arba galbūt reikėjo visai kitos krypties. Ir būtent čia dauguma investuotojų pakeičia planą. Ne todėl, kad jis neveikia, o todėl, kad jis tapo emociškai nepatogus. Ir čia didžiausia klaida yra pradėti koreguoti struktūrą pagal emociją. Pakeisti 10 metų planą dėl 6 mėnesių rezultatų. Arba pradėti lyginti savo portfelį su tuo, kas šiuo metu yra ant bangos. Nes jeigu pradėjai su struktūra, su aiškia logika, su aiškiu horizontu, tai turi būti labai rimta priežastis tą sprendimą keisti. Ne triukšmas, ne socialiniai tinklai, ne viena bloga ataskaita turi įtakoti pokytį.
Čia jau struktūriškai turi kažkas tai keistis. Pasižiūrėkime į konkretų pavyzdį. Šiame portfelyje dalis kapitalo yra nukreipta į super commodities. Tai yra ciklinės pozicijos. Todėl labai svarbu suprasti, kodėl stipriau pradeda judėti kaina. Pavyzdžiui, jeigu vario kaina krenta 25%, mums reikia suprasti priežastį. Ar tai yra momentinis kainos atvėsimas, ar mes matome paklausos sumažėjimą. Nes jeigu stebime, kad AI infrastruktūra plečiasi, elektros tinklų plėtra tęsiasi, tuomet FCX galime didinti, nes fundamentali paklausa nesikeičia. Bet jeigu matome, kad paklausa silpnėja iš esmės, ar ciklas apsiverčia, tuomet poziciją turėtume mažinti. Arba tarkime, urano kaina pakilo 50% ir CCJ iš 6% portfelyje užima 11%. Tuomet irgi vertėtų mažinti poziciją iki plano, nes ciklas nėra amžinas ir pelno fiksavimas yra labai racionalus sprendimas. Kalbant apie auksininkus, žiūrime ne tik tai į aukso kainą, bet stebime ir kitus aspektus. Ar palūkanų norma krenta, ar doleris silpsta, galbūt geopolitika kaista, tuomet NEM poziciją galime laikyti ir stipriau išaugusią, o mažinti tada, kai viskas stabilizuojasi. Kalbant apie trečią portfelio bloką, kuris daugiau yra siejamas su technologijomis, sveikatos apsauga, augimu, tai čia reaguoju į kritimą didesnį nei 20%. Pavyzdžiui, momente krenta DDOG arba PANW. Pirmas savęs klausiu, ar auga jų užsakymai, ar gerėja maržos rodikliai, ar plečiasi klientų skaičius. Jeigu atsakymas taip, tuomet nematau čia problemos. Priešingai, ieškau pildymo galimybių. Bet jeigu augimas lėtėja, o vertinimas išlieka aukštas, tuomet žinoma poziciją svarstau mažinti. Kalbant apie UNH ar MERK, tai šie emitentai yra kaip stabilumo dalis. Ir jeigu sveikatos sektorius stagnuoja, bet pinigų srautai stiprus, tai tokias pozicijas laikau. Suprantama, kad jos nebus raketos, jos yra įtrauktos į portfelį daugiau balansui išlaikyti. Na ir paskutinė portfelio dalis – kešas, goldas ir kripto. Kaipgi juos valdyti? Suprantama, kad kešas laikomas tam, kad būtų kuo pasinaudoti staigiomis progomis ar krizės metu, taip pat portfelio perbalansavimui. Ir čia didelis dėmesys turėtų būti į kripto. Jeigu, pavyzdžiui, kripto pakyla 100% ir jos dalis portfelyje tampa 18-20%, tai tuomet aš iš karto mažinčiau iki plano, nes kripto dalis neturi valdyti portfelio. Kad būtų dar aiškiau, pasikalbėkime apie galimus scenarius, nes kuriant savo investavimo strategiją, labai gerai yra susirašyti tuos galimus scenarius ir turėti aiškų veiksmų planą. Pavyzdžiui, pirmas scenarijus – recesija. Ką aš tuomet darau? Pradžioje mažinu ciklinės kompanijas, tokias kaip FCX, EQNR ir panašiai. Taip pat didinu stabilias kompanijas, tokias kaip DUK, UNH, na ir žinoma laikau cash. Svarbiausia šioje vietoje – nepanikuoju, tiesiog ramiai perbalansuoju portfelį. Antras scenarijus – likvidumo didėjimas. Jeigu Fedas mažina palūkanas ir ekonomika laikosi, nes jų gali būti ir toks scenarius, tiesa, tuomet didinu augimo kompanijas DDOG, PANW. Galbūt įtraukiu daugiau didžiųjų IT kompanijų. Taip pat laikau AI infrastruktūros atstovės ir mažinu cashą. Trečias scenarijus – AI plus energetika kaip struktūrinis augimas. Tokius emitentus kaip ETN, PWR, FCX, NEE ir kitus ne tik tvirtai laikau portfelyje, bet ir leidžiu šiek tiek viršyti plano ribas. Ir kol kas būtent ant šios scenarijaus aš ir statau. Įprastai aš vertinu ketvirtinius įmonių rezultatus, taip pat kas pusmetį galėčiau rimčiau perbalansuoti portfelį, taip pat jūs žinote, aš skaitau naujienas, stebiu makro duomenis, bet svarbiausia, aš tikrai nereaguoju į kiekvieną rinkos impulsą ir portfelio kas mėnesį tikrai neperbalansuoju. Didžiausia investuotojų rizika dažniausiai yra per daug blaškytis ir per aktyviai stumdyti pozicijas. Jeigu kas 3 mėnesius mes keičiame portfelio struktūrą, vadinasi neturime strategijos, tiesiog reaguojame į situaciją.
O 10 metų portfelio valdymas tikrai neturėtų remtis idėja, kad turiu būti geriausias kiekvienais metais. Bandymas vaikytis geriausio rezultato dažniausiai reiškia didesnį riziką. O šioje vietoje svarbiausia yra disciplina ir kantrybė. Deja, bet didžiausia rizika yra ne rinka, o mes patys. Todėl planas, disciplina ir 10 metų horizontas yra daug svarbiau nei bet koks trumpalaikis judesys. Nes rinka visada svyruos, ciklai visada keisis, bet tas, kuris laikysis plano, po 10 metų greičiausiai laimės.